etiniai įsilaužėliai yra tie gerieji įsilaužėliai, kai įmonės pasamdo ir sako, vat, turim sistemą, pabandyk mus nulaužti. Ir kai nulauži, pasakyk, kaip nulauži, kas pas mus buvo negerai, kad įmonės galėtų susitvarkyti visas spragas prieš tai, kai blogasis hakeris bandys įsilaužti jų sistemas. Ši programa yra apie informacijos saugą, apie kibernetinę saugą ir būdus, kaip galima išlikti saugiems, kaip apsaugoti įmonės infrastruktūrą ir kaip aptikti, jeigu kažkas vis dėlto laužys ją. Yra tikrai ir teorinės medžiagos, ir praktinės. Tai pavyzdžiui, sužinojus, kaip teoriškai įsilaužėliai įsilaužė įvairius serverius, tikrai yra galimybė ir patiems pabandyti įsilaužti į tam specialiai paruoštą serverį. Ir taip pat yra galimybė tapti tyrėju ir pabandyti ištirti kibernetinį įvykį įvykusį ir išsiaiškinti jo visas detalės, kas ir kada įvyko. Girdėjau istoriją, kaip pavyko vieniem saugos ekspertam įsilaužti įmonę per virdulį tiesiog. Sugebėjo prisijungti prie virdulio, o virdulys buvo prijungtas prie Wi-Fi tinklo ir gavo prieigą prie viso tinklo ir taip pateko įmonės vidų. Tai šios studijos suteikia platų požiūrį, leidžia suprasti, kaip visos sistemos veikia tarpusavį, komunikuoja ir kokios yra jų spragos, silpnumai. Būtent šių įgūdžių reikia šių dienų ir ateities specialistams. Tai baigus šias studijas galima tapti saugos analitikais, etiniais įsilaužėliais, auditoriais arba netgi IT padalinio vadovu, pavyzdžiui.